Viduje jaučiu nerimą, chaosą, baimę. Ilgai su tuo gyvenu, netrandu priežasties, todėl meditaciją bandau traukti savo kasdienybę ir tai gal padės atrasti priežastį. Ar taip gali būti? Gali būti, bet tada reikia užduoti klausimą. Savo pasąmonė, galima taip pasakyti, brangioji pasąmonė, prašau parodyk man, kas yra mano baimių, nerimo, chaoso priežastis. Ir tu užduodi tą klausimą savo, tas toksai atviras tas klausimas, prašai parodyti, tu pati savęs prašai, todėl kad tu nežinai, nematai priežasties. Ta priežastis reiškia kažkur giliai yra. Ir prašai parodyti. Ir tada tu sėdėsi į meditaciją, bet tai nereiškia, kad tuo momentu parodys. Tau gali parodyti visiškai net ne meditacijui. Tai. Bet jeigu mes tokią užklausą paleidžiam, į visatą gali sakyti, nesvarbu, viskas vis taip bendrai yra. Jums paskui kažkokiais tai vaizdiniais gali pareiti, kažkokiais tai suvokimais, tokie insightai vadinami yra. Tai su šitais suvokimais jums gali ateiti prisiminimai kažkokie tai, gali atvesti į priežastį, gali. Ir aišku, galit kreiptis į psichologą, su kuriuo šnekėsitės, uždavinės klausimus ir jūs galite daryti iki to. Net ir nemedituodama, bet medituodama irgi taip pat.